Pirmas rytas, kai Šiauliuose varau į darbą su mocu. Kai prasoja stiklas, jau vėluoju, aišku. Nesidėjau jau nestriukęs nieko, nes sakau, tiek karšta pasidarė, kad baisu. Gal su kokiu akmeniu ten per remontus negausiu į koją, nes važiuoju po šortų. Oi, blin. Va, sakiau, kad nusipirkau striukę, tai nebevažinėsiu aš šortais. Šortais niekados nevažinėjau, čia turbūt koks antras mano toks išvažiavimas ir tai būdavo kaime, kur nėra eismo. O čia tai pirmas važiavimas Šiauliuose į darbą su mocu, vėlavimas automatu, nes atsikėliau kaip paprastai varyt, o dar reikėjo iki garažo, kuris visai kitą pusę. Skubėjau, nušilau ir striukė nebebuvo užsidėta. Kaži, kiek visur yra kamerų Šiauliuose. Kaip aplenkti visokius tai kamštukus, kaip čia žmonės važinėja, gražiai, negražiai. Reikia visų pirma įsivertinti situaciją, o tada bus galima palandžiot, greičiau atsirasti. O šiaip tai galėtų važiuoti ant to 70 žmonės. Maksimaliai kiek galima, bet nevažiuoja. Ir ką tu jiems padarysi? Oi, kaip gerai vėdina. Gal neperžalsiu. Taigi bandau, ar šį kartą mikrofonas veikia ar neveikia. Nes šiaip tai dedant, pamačiau, kad atsijungia mikrofonas kažkodėl. Įjungiau iš naujo, tai gal dedant nusispaudžia mygtukas, velniai žino, kas čia jam yra, bet lyg tai vėl įjungiau, tai dabar bus matyt, vakare reikės atkreipdėmėsi, ar veikia mikrofonas ar neveikia. Lemba ten tas traktoriukas. Gal aš nesirikiuosi, tak važiuoja jisai savo. 7 ryto, o aš dar čia. Nei kavos atsigėriau, nei pavalgiau kažko. Oi, blin. Jau bus kokia pakeliu į Maksimą okupuota. Bet turiu riešutų, pasidarysiu darbe kavos. Gal ir nereikės nieko papildomai. Nu, ar prasivedinau jau biškelį, galima užsidarius stikliuką važiuoti. Ne, dar rasoja, ne taip stipriai, bet rasoja. Ir šiaip tamsu kažkaip dar, kai saulės nėra, ne tas. Pip. Čia sakė, reikia saugotis nežymėtų ir tripuoju, nes greitis 50 lempa. Tai toks platus kelias, greitis 50.
Hyundai'us. Baigiau darbus. Oras, sakyčiau, netgi atvėsęs. Vėjukas atsiradęs nelabai malonus. Neužsidėjau striukės, tai biškelį gal gaila. Bet gal nieko tokio. Reikėtų, aišku, veizą įsijungti, kad neužšoktum kokias policijos. Nesinorėtų dabar pliką koją arba ranką gauti. Aš net pirštinių neužsidėjau, eik tu savo. Biškelį vėsu. Bet dabar durnai kažkaip dėtis striukę, kai... O, gal čia reikia fotkę pasidaryti? Ant pakilimo tako. Bet nelabai čia kažkas matas. Jo. Nelabai kažkas čia matas, nėra prasmės. Reikia tik tiesiog sustot, turbūt užsidėti nors pirštinės. Nors iš esmės koks skirtumas. Aš raktus įsidėjau. Taip ant moco pasidėjau raktus išvažiuojant. Ir galvoju, ar viskas okei. Gal nuskrudo kur pakeliui. Jau taip esu pametus pultelį selfie lazos, o tokia faina buvo, blemba. Ir neliko. Nu, blemba, kaip tu sukiesi. Nors aš irgi taip sukiuos, bet kai nieko nebūna priešais, o kai būna, tai kažkaip stengiasi išlaužta po sukiuką. Aišku, nesu tralų važinėju, lengva kalbėt man. Koks rautelis. Pip, pip, pip. Nu, nenuneši manęs, dėdė. Nors galėčiau iššokt, negalėčiau iššokt. Kokią bailę pasidaręs, kaip po šortų važiuoju. Ir dar be pirštinių. Tiek greitai norėjau išnykti iš darbo, kad pirštinės pamiršau užsidėti. Čia jau yra virš visko. Nu, čia kaip tikra vasara. Nors blava vėsu. Jau čia reikia grįžti namo, išvest šunį, užsidėti kelnes ir tada galima prasukti kur nors ratelę biškį. Bet nurodyta, reikia pirštinių būtinai. Batų, šalvo ir pirštinių. O aš... Nu jau remontų čia blemba. Gerai, kad dar nėra palaidos kaldos užpilta, nes tikrai bijočiau gauti kokį akmenuką į koją. Nors va yra visokių. Nereikėtų labai stebėtis, jeigu kas parlėktų. Remontai yra remontai. O kokie numeriai? 999. Koja vis dar įtvaria. Šalmas žiūri, ar užsegtas? Užsegtas. Čia galima prisižiūrėti visokių įdomybių.
Nes kažkur čia, aiva, Regitra. Ir čia važinėjas mokinukai visi. Tiksliau, kurie egzaminus laikosi. Tai būna tokių čia biškelį kamštukų, nes nelabai kas pagal taisyklės važiuoja, o jiems reikia vargšam pagal taisyklės važiuoti, greitį palaikyti normalų. Nu ir čia aš jau visai jūs apvažiuočiau. Betgi visi juda, kaip čia dabar lysi. Durnizmas biškė. Ir dar su maike darbinė negalima. Reikia turėti persirengti kažką arba dėtis jau tada striukę. Naują keliuką išbandom. Oi, kiek čia gulinčių policininkų privaryta. Eikit savo. Jūs juokaujat. Nu, aplenkiau kelias maškės. Bet nieko mandro. Būsiu, kas o dabar tik suksis. Nesisuks. Pravažiuos tiesiai, bet nesvarbu. Aš už jo buvau. Nes šiaip visi kvarlok dėkliukai lupa stikliukus. Su kuo kalbėjau, tai niekam nelaiko stikliukai apsauginiai, o aš kažkaip noriu pasaugoti dar tą telefoną. Tai būtų neblogai. Ką tu čia darai? Kaip vietos tavo maža, ar kas? Ne taip. O, gražiai matos. Veidrodžiukai kaip. Duokit man ratus. Greitas apsipirkimas. Kai žinai, ko reikia tik surasti, kur padėta. Reikalų pašelt motą.
jau reikia palikti garažą, tai galim numesti čia. Kitą reikia. Reikės badyti per tą smėliuką tam važiuoti. Nesitikėjau už kažkokių tokių vaizdų. Ir tarpas rabuojas. Nepagavau, aguonus, tai rabuojo dabar laukas. Eina sau. Aš čia pupas aš lendu.
Gražu. Eina savo, kad esu laiminga dabar. Išvaręs kažkur. Nėra pas manęs garso, bet vis tiek tai norėjau padaryti.